Žinai, ką aš pastebėjau, va čia būtent po to iššūkio aš čia dalyvau žiemos pradžiai, man atrodo, tam iššūkyje. Ir, nu taip, tos pirmos dienos ten šokiruojančios kalorijos buvo gal 800 ar kažkas tokio. Tau tikrai, taip. Tai, bet labai gerai sutapo su mano ciklo pradžia ir aš buvau ta laiminga. Ir po to aš net su mūsų endobiogenikos specialistėm konsultavausi, klausykit, ar čia gali būti taip. Nes aš turiu antroji ciklo pusėje, tikrai turiu PMS simptomus ir jie mane vargina, man jie nepatinka. Ir kadangi pirmoji ciklo pusėje buvo apribotos kilokalorijos, aš antroji pusėje neturėjau PMS simptomų jokių ir jau buvo ir pakilę kalorijų skaičius natūraliai. Ir aš pradėjau tą taikyti. Ir man tai be galo pasiteisino, kad aš pirmoji, pavyzdžiui, jeigu noriu truputėlį valgau mažiau, o antroji ciklo pusėje valgau daugiau. Tai man čia labai efektyvus toks kaip valdymas nemalonių pojūčių. Tai nežinau, gal daugiau kažkas pas tavį yra pastebėjęs. Man labai dažnai šitą sako, bet aš nenoriu taip tą paskelbti kaip bet taip yra, ir žinok, man net paaiškino, kodėl. Taip, bet tas irgi vienas iš dalykų, kad tai yra tai uždegimo procesas. Čia žiauriai efektyvu. Ta prasme, man buvo vien dėl to žiauri motivacija tęsti tą ir daryti ir tokį cikliškumą. Ir aš čia merginomis aiškinu, kad žiūrėkit, pirmoji ciklo pusė jūs valgo taip, o antroji ciklo jau gali daugiau sau leisti. Bet tu jau dirbi su savo organizmu, o ne prieš savo organizmą. Taip, bendradarbiauju. Taip.